kadangi gražus vakarė ir geri orai, tai sutarėm su šeima susitikti Rietavę, pasėdėti, pavakarieniauti, pavakaroti kieme. Tai važiuoju neskubėdamas. Šiandien 200 km iki Rietavo, rytoj atgal. Kad būtų įdomiau ir atrasti kažkokių naujo vietų, pravažiuoti kur nors niekad važiavęs. Tai maršrutą pasidariau vis daugiau per žvyrkelius. Dieną praneš gerą oro. Tikiuosi, jog bus sustojimų ledams pavalgyti. Tikiuosi, kad jų bus ne vienas. Iš tiesų neplanavau, aš šiandien filmuoti, bet praeitą kartą labai prastai įsirašė garsas. Tai vakar pasikeičiau mikrofono apsaugas nuo vėjo ir galvoju, reikia išbandyti, kaip dabar įrašinės. Nors ne ultra distancijas, bet vis tiek aktyvus savaitgalis. Galbūt kažką įdomus nufilmuoti. Gal pavyks kokį saulėtekį dar pamatyti šiandien. Vėjas pučia iš vakarų, tai nuo Kauno link Rietavo praktiškai vis keliai ir bus prieš vėją. Bet, kaip sakiau, skubėti nėra kur. Skaičių neseku, statistikų irgi. Prieš įvažiuojant į ežerėlį toks rūkas užėjo. Matau ir ant kompiuteriuką ekraną Rasa užsidėjo. Temperatūra pakrito iki 18 laipsnių, tai ko gero čia šalčiausias šiandienos laikas. Bet vis tiek su šortais ir trumpom rankojam labai patogu. Čia už ežerėlio paprastai būna žiaurūs smėlynai, pravažiuoti praktiškai neįmanoma. Tai pasisekė, kad pastaruoju metu nemažai lijo. Biškį sukibo danga, galima važiuoti patogiai. Nemažai čia grybautojų, dar tik 6:30, bet pastaruosius kelius kilometrus jau 3 grybautojai, ką tik mačiau. Pastaruoju metu čia prieš ežerėlį, po ežerėlio vien po mišką važiuoju. Tai kaip suprantu, jeigu buvo saulėtekis, tai praleidau jį. Wow, koks čia rūkas. Koks smagus kelias. Labai gerai vėją uždengė. Kaip įdomu. Vidury miško toks kapinaitas gražus. Bažnytėlė. Niekad čia nebuvau buvęs. Kaip jauku čia. Sustojau čia akimirkai, iškart sukandžiojo tas didelės musės. Akliai berods. Proskynuose labai stiprus rūkas, iškart tik įvažiuoji ir akiniai apsitraukia tokį tarsi riebalų. Išvažiavus vėl labiau į mišką nusiima. Bet va tuo momentu tai toks pusiau aklas. Įdomu bus pamatyti, ar kamerai persiduoda toks vaizdas, bet labai mistiškai atrodo su šito rūku. Giant bar. Šitą tai per 2 kartus reiks suvalgyti. Iš maisto niek daug neėmiau. Šitą milžinišką batonėlį ir hematogeną. Galvoju vis tiek stabtelsiu kur nors parduotuvėj. Bus ir smagiau, ir įdomiau. Pirma mašina šiandien. Visai smagu, tai žvyrkeliais visiškai eismo nėra. Toks maksimaliai atsipalaidavimas. Girdžiu kaip šakas laužinėja, turbūt stirna kažkur šokuoja arti. Akiniais jau visiškai nebematau, užteršti stiklai. Reikia gauti iš kažkur kokios servetėlis ar kažką įsivalyti. O, koks čia rūks. Oh my god.
Šitai čia eina savo. Kaip man čia. Sankryža už kiek čia? 50 metrų praktiškai nesimato. Nu, labai mistiškai tas rūks atrodo. Matomumas kokie 50 metrų jaučia. Parduotuvė. Pasiims kokį gėrimuką ir pyragiuką. Nuo Kidulių pro Jurbarką šoksiu į plentą link Eržvilko. Ir pasieksiu Eržvilką turėtų būti maždaug jau dar 60-70 km, nu tai jau praktiškai bus likę tik tai paskutinis trečdalis iki Rietavo. Tai Eržvilke pasidarysiu antrą ledo sustojimą. Tai va čia tas dviračių takas. Iki Ilguvos 10 km, Jelgodiškis 12. Iki Kidulių dar keli. Čia labai faina atkarpa tokia miškinga, žalia. Jaučiu visą dieną neatsibostų čia važiuoti. Jelgodiškis. Tai čia pravažiuoju miestelį ir varau toliau tiesiai į Kidulius. Kiek pamenu, tas žvyrkelis iki Kidulių ganėtinai intensyviai tarkuots. Turėtų neblogai papurtyti. Tarkelį. Tarkut. Beveik žvyrkelis. Buvo tarkas, tikrai buvo, bet ne tiek žiauriai, kiek atsimenu. Nu, Kidulius pravažiavau, sukam link Jurbarką. Ir tada tiesiai iki Eržvilko. Transportas. Nu, labai atvira, ganėtinai stiprus vėjas, tai gaunas tas pats kaip ir žvyrų važiuoti. Visą dieną važinėju dviračiu, valgau saldumynus. Tai iš esmės gyvenu 7-mečių svajonių gyvenimą. Biškį aš ten užsisėdėjau. Nors šiek niekur neskubu, bet buvau sakęs, kad Rietai turėčiau būti kažkur apie 3-4. Dabar 11. Koks 4 valandikis, 85 km, nu, turėčiau būti laiku. Bet gal Šilalėje jau reikia nebestoti. Nu, nebent kokį ledą dar paimti. Kaip staiga temperatūra sukyla per paskutinę valandą, jaučiu kokiais 5-6 laipsniais pakyla. Dabar ruodas 28 laipsnius garmins. Gal ruoda kiek per daug, bet yra tikrai labai tvankų. Ir tokie vis pasirodo kažkokie kamuoliniai debesai. Gali būti, kad ir lietaus biškį gaus. Nu, bet nieko blogo. Be 5:12 jau toks kaip ir pietų mygtukas. Ką galiu išsitraukti, nebent tą savo Giant barą.
Reik damušti. Ano, tiek daug yra. Čia net ne 2, o 3 kartam. Į kišenę. Už pusvalandžio pakartosiu. O. Iki Šilalės 10. Tikrai varysiu ledų. Varau pas Mildą atsigaivinti. Tik noriu gerti kažko šaltą. Nežinau, ar aš gėrs kada nors tokių nesąmonių važiuodamas dviračiu. Bet kažkaip pamačiau, sugundė, suvilioju. $37 km iki Rietavo, tai čia jau vaikų žaidimai, bet to man atrodo didžioji dalis jau bus asfaltas. Tai spėsiu iki 3. Pirmas ledas buvo ant pagaliuką, antras buvo vaisinis, trečias sumuštinis su sausainiu. Visi skirtingi. Labai gera diena. Na ir vėl aš susėdėjau ilgiau negu planavau. Vieto Žydruosius lagūnus. Bet nebedaug galiu kiek tą Rietavą. Spėsiu į laiką, kurį buvau sakęs. All good. Paskutiniai žvyrkeliai išvažiuojant iš Šilalės. Dabar dar liko 3-2 km, o paskutiniai kokie jaučiu 2,5 bus jau vien plentų. Visai smukus maršrut gavos, man patiko. Nu va, išvažiavau į finalinę tiesėje, netoli Kvėdarną, 2,5 iki Rietavo. Na va, Rietavas prieš akį. Ant galo jau taip sunku pradėti daryti. Biškį pamažinau, turbūt skysčių. Bet atvažiavau, viskas gerai. Smagus maršrutas. Smagiai keliuoju. Dabar varau iškart į namus. Pavakaruosiu, pailsėsiu, o rytoj atgal. Autostrada! Iki. O, saulė švinimi.
važiuoju namo, šiandien 235 km suplanuoti. Važiuosiu dabar pro Varnius kelmę, tada sukšiu jau link Nemuno ir po Nemunę grįšiu. Kažkaip anksti sukilom, papusryčiavom neskubant ir prieš 7 tarsi jau išvažiuoti. Labai fainė su tokia rytinė saulė išjudėti. Kažkaip malonu, gerą nuotaiką. O biški rasos. Biški rūks ir šįryt dėdas, bet dar kol kas nėra toks stiprus kaip vakar. Nors vakar berods apie 9 buvo tas toks intensyviausias, tai galbūt dar irgi sukils, dar kol kas dabar lygiai 7. Bent jau kol kas vėjai visiškai nėra, šitai vėliava visiškai nukritus. Kas gerai, jeigu vis dien taip ir būtų liuks. O čia tai jau begrukas. Nors beveik nieko nesimato per tą rūką, bet vis tiek gražu. Nu, tu draugs ar prieš? Koks geras šuniuks? Nelabai geras. Kokie gal kas geri žvyrkeliai. Tokie lygus, gerai rieda, vingiuoti, kalvuoti. Gražu, smagu. Po ežerį. Šalia yra fainas ežeriuks, Paršė ežeris. Labai daug vakarų praleista ten stovyklaujant. Smagi vieta. Čia netoli Medvėgalio kalnas. Tokia kaip ir Žemaitijos aukštumos aukščiausia vieta turbūt. Jaučiuosi, kad čia taip gerokai kalvačiau negu visur kitur, bet labai fainiai smagu. Kaip čia gražu? Hematogen. Jau turiu tokią nuojautą, kad reikėtų stoti ledų. Kur tas parduotuvės? Į kalniuką kylant, tai rimtai karšta. Dabar pus 10. Man atrodo, priekį bus parduotuvė. Šiaip čia planavau į dešinę sukti, bet noriu ledų. Reikia ieškoti, kur. Va, parduotuvė. Dar kitoks ledus. Sprites ir izotoninis. Radau litro paprastą vandenį, radau izotoninį. Jaučiu pirmą kartą perku. Bet gal bus gerai, labai karšta. Kažkokių elektrolitų gal turės. Dar kas įdomu, Kražiuos tikrai esu buvęs, bet nes pastebėjęs, kokia čia milžiniška bažnyčia. Toks jausmas kaip kokioj Šiluvoj. Dar vat Jėzaus skulptūra. Gražiai atrodo, pravažiuosiu pro aikštelį, kad pasimatytų iš toliau. Man čia, sakau, kažkoks Šiluvos nuotaika keliantis vaizdą.
O, kaip dabar fainai į miškelį važiavus pavėsį, kaip gaivu. Va taip vis dien galėčiau. Kaip kietai žemėlapis atrodo. Praėjo maždaug 20 km nuo praeito ledo. Aš jau galvoju apie naują. Nu reikia bent jau kokius dar 30 pamyti. Skanus tas izotoninis, kur pasiėmiau kaktusų skonio. Toks nedažnai ragaujam skonis. Tai visai skanu. Nepamačiau, koks pavadinęs, bet labai fainas miestelis. A, čia viduklis traukinių pervaža. Aišku, pažįstams vietas. Nors nuo praeito sustojimo tik 30 nuvažiavau, bet noriu ledų, tai stoju ledų. Avietinis šerbetinis, tai šerbetų ir dar nebuvau. Visi ledai kol kas skirtingi. Puikius savaitgalis. Dar keksiukų porą ir šaltą limonadą. Šiaip jaučiu tie ledai ir visokie šalti gėrimai, kai taip karšta nėra labai gerai. Jaučiu biškį organizmui šoks turėtų būti, kai toks įkaitęs ir gan staiga šalta. Turbūt reikėtų gerti kaip šiltas arbatas, būtų veiksmingesnis gyvenimas metodas. Bet šlovė trumpalaikiam sprendimam. Upė. Kaip netikėta. 117 km lika. 117 km nuvažiuoti lygiai pusiaukelį. 5,5 valandas. Neskubant. Visai normaliai. 45 minutės ant pavyzdį praleidau skanaudams ledais ir limonadais. Bet nesijaučiu nei kad skubu, ramiai važiuoja. Tai visai normaliai, Kuo mažesnis ir toks nuošalesnis miestelis, tuo įspūdingesnį bažnyčių sulaik turi. Nu, neplanavau stovėti, bet panašu, kad važiuos nuo ledo iki ledo. Pirmas sustojimas, kurio metu ledą nuėmiau, išmainiau į apelsiną. Ir praeitą kartą, kur gėriau kažkokį tokį gėrimą, labai patiko. Pasiėmiau šį kartą 2 apelsinų ir aviečių, bei žemuogių ir rabarbarų. Vienas spėsiu gertuvę, kitą išgersiu iš karto. Dabar čia įdomų kokteilį turiu, nes tos kaktusų izotoninis sumaišėt su to apelsininiu. Bet žiauriai skaniai. И вėl parduotuvė, vėl. Oh my god.
Parduotuvėj pas Laurą buvau ir pajau kitą gatvės pusę į pavėsiuką. Šaltų gėrimų jokių nebuvo, šaldytuvė vien tik alus. Bet radau aromaterizuoto vandens, aromaterizuoto. Nes gertuvės, bet kokiu atveju reikėjo dasipildyti. Dasipildysiu ir šį kartą ledus ragelis. Vėl kitoks ledus. Da, čipsų pasiėmiau, nes apmokėti sąskaitą buvo galima tik nuo 4 eurų, tai reikėjo dar kažką. Šiandien fainiai daug tokių mestukų, kur nes niekada anksčiau lankėsi pravažiuoju. Lentais minant, taip labiau pravažiuoju pro šoną kažkur, ypač ne visad užsakį. Tai biškį žvyrkeliais kažkur pavažiavus, įdomesnių vietų papuola. Tų čipsų neplanavau imti, paėmiau grinai dėl to, kad trūka iki, jog būtų galima banko kortelę atsiskaityti, o buvo tiesiog padėti prie kasos. Bet labai džiaugiuosi paėmęs, nes tokie sūrūs, daug druskos. Taigi pradėjau valgyti, pajutau, kad nejutau, jog noriu valgyti. Visai užvalgiau. Jaučiasi energijos pagausėjimas. Galbūt graži nuotrauka gausias į Stravą, jeigu kažkaip įkomponuos dvirai. Nu va, tikiuosi gausis graži nuotraukytė. Nes gerai kažką į Stravą įsidėti, kaip čia tiek pravažiavęs. Be nuotraukų. Fuck, laiptais. Come on. Taigi galėjau pažiūrėti. Fuck. Nežinojau. Blemba. Keltas iš Vilkijos į Pavilkį, bet reikia turėti pinigėlį, kad perkels. O aš man netvartai. Reikės važiuoti pačiam.
Tai senai čia bus. Kai tik pradėjau važinėti, čia būdavo ta vieta, kur atvarydavau suvalgyt bananų. Biškį pailsėsiu. Gerai. Sėdu čia ir jaučiu, kad snūduriuoju. Reik važiuoti per ilgai, čia užsisėdėjau. 30 km iki namų. Praktiškai visą laiką dviračių teks. Reikia užbaigti. Vapsvų visur priskrido. Vienas kilometras. Čia dviračių taką pradžiai pravažiavau tokį stulpą, ant kurio rašo, kiek dviratininkai pravažiavo šiandien. Tai aš buvau 539. Palyginus nedaug, Kačerginės pusėje tai esu matęs virš 3000. Nu va, pravažiavau į Kauną, liko tik pervažiuoti miestą ir būsiu namie. Šiaip gal keista, bet pasakysiu, kad jaučiuos pailsėjęs ir atsigavęs, nes po šit pasivažinėjimą atrodo tarsi kažkokį ūką galvoj prasklaidę. Šiaip labai smagus maršrutas, daug nematytų, anksčiau vietų nelankytų. Smagiai praleidau laiką pas tėvus. Privalgiau daug saldumynų. Žodžiu geras, man patiko. Superinis pasivažinėjimas. Tai jo, dabar namo.